Manikiuristė. Buvusi manikiuristė. Gerai. Nijolė bus... Ledo ritulininkė. Ne, kokia nors dabar jau ne profesija. Liko žymus žmogus, daiktas ir gyvūnas. Ledo ritulininkė. Šaiba. Būsi šaiba, kur ledo ritulį žaidžia. Žinai, tokia būsi šaiba. Nežinau kaip lietuviškai. Aida, kas Aida bus? Liko arba gyvūnas, arba žymus žmogus. Kas? Žymų žmogų duokim Aidai. Šustauskas. Ką nors dar jau Šustauskas dažnai. Tu būsi Jėzus. Ne, Jėzus gal irgi. Natalija Bunkė. Natalija Bunkė. Galiu būt gyvūnų. Koks gyvūnas yra Natalija Bunkė? Katytė. Gazelė būsi. Tu būsi gazelė. Aš gazelė. Gazelė. O tu būsi žymus žmogus, Mindaugai. Kas tu būsi? Nevis. Vaidins, ta prasme, nežinau, ar būsi čia, gali viską. Da Vinci. Tu būsi Leonardo da Vinci. Žinai? Okay. Taip, gerai, būsiu da Vinci. Gerai, ir pradėkim. Aš Žaneta. Dirbu Varnių 33, darau manikiūras, mergaitės. Jeigu reikia gerai, kad pirštukus patapyčiau, tai išsukit artėja kalėdos. Vienu žodžiu, eilinis pirmadienis, 8:00. Aš esu ledo ritulio šaiba. Taip mane vadina dažniausiai. Nors aš turiu ir ten normalių pavadinimų, ledo ritulio šaškė pavyzdžiui. Bet ne, visi vadina šaiba. Aš negaliu sakyti, kad mane tai erzina, bet tiesą sakant, aš jau pripratau. Aš esu gazelė. Tokia laiba kaip Natalija Bunkė. Aš mėgstu vaikščiot paprastai laukais, bet kartais užsuku į miestą. Pasižmonėt. Aš esu Leonardas da Vinčius. Mokslininkas, menininkas. Iš tikrųjų, daugelio galų meistras. Ir lankausi tokiam mieste, kur galima pamatyti gazelę. Žiema, ten žiūriu toks žaidimas. Išsiaiškinau, pavadinimas ledo ritulys. Aš esu tokio tvirtumo. Jūs įsivaizduojat, kiek aš smūgių patiriu per vieną žaidimą? Visi vaikosi, visi trokšta mano dėmesio. Žodžiu, 9-15 ir viena merga neturi grinų. Ir man tik tai kyšt pakvietimai į sporto varžybas. Aš galvoju, mano seniai tai juk patinka tas visas ten, tie agresyvūs sportai. Galvoju, ir gerai, vienu žodžiu už nagus po 10 imų, bet tie kvietimai žiūriu apie 30 sumoj. Tai galvoju, kodėl ne? Šį kartą galvoju pasivaikščiosiu palei areną. Įsliuogiu sau tyliai, bet 4 kojas turiu atsisėsti, reikia 2 vietų. Vienu žodžiu, bernas negalėjo, tai ką aš negalvoju, viena. Einu savo vakaras, varau savo link tos arenos, taip va, švilpauju savo, pas mane nagai, belin kaip gerai, tokie su deimantukai šviečia. Aš esu laimingoji, rožinių panterų šaškė. Ir visi ima mane, kaip būna svarbiausios rungtynės. Aš pergalę garantuoju, visada, aš dar nesu pralaimėjusi, nes aš laiminga šaškė. Tai pažiūrėt tą žaidimą ledo ritulį labai įdomu, galvoju, kažką naujo pamatysiu. Ten irgi renkasi visokie tiek žmonės, tiek gyvuliai, nesuprasi, žiemą, gazelė, ten kažkiek... Prieinu prie tokio smirdančio seniuko, žiūriu, čia jis biški toks pasimetęs, galvoju, seniuk, sakau, eisi čia į tą varžybas, ne? Žiūrėk, sakau, tu čia prie manęs arti nestovėk, nes aš biški jau parinos, ta prasme, mes eiliai stovim. Ir tokia moteris prie manęs prie jo, tokiais, net nežinau kaip pavadinti tuos nagus, bet jie tikrai nenatūralūs. Išlaiko tokį atstumą ir taip teisingiau, ne tai, kad išlaiko, sako, tu laikykis nuo manęs atstumą, aš nesuprantu, ko jie šiaip iš manęs nori, nes pati prie manęs priėjo. Bet man vis tiek smalsu, aš čia nesu buvęs. Jau noriu klausti, kas jai su nagais, bet žiūriu, gazelė už jos. Nesuprantu, prie ko... Žiemą! Gazelė! Žiūrėk, čia gazelė. Aš galvoju, į mane žiūri, aš gazelė. Jo, aš žinau, kad aš gazelė. Atsisuku. Deja, čia kvietė mane. Smirda tas senukas. Ir ta moteris keistais nagais. Tokia FIFA pasirodė.
Bet atsisėdau, įsipatoginau, stebėsiu rungtynės. Nu ir vienu žodžiu skambutis, varžybos prasideda, aš pirma, dėmesio centre, visi vaikosi, visi nori mane pagauti. Vienu žodžiu, kadangi vyras negalvojo, tai tą gyvūną pasėmiau, sakau, 2 gazelės pažiūrėsim mes tą ledo ritulį, bet sėdi ir tas mirdantis šalia, nu kažkaip suėjo. Vienu žodžiu, pirmą eilė, gerai matosi, sakyčiau, visai neblogai. Ta rožinė man patinka, šaiba ten šokinėja. Aš sakau, seni, tau reiktų ateiti nagus pas mane sutvarkyti, kada biškiai nors ir smirdi, bet nagus tai tau sutvarkytume. O ta gazelė tai tokia, nesuprasi, ką jinai nori. Tokie žiūrint ten. Aš norėjau, kad ir man nagus sutvarkytų, jisai tam smirdinčiam seniui siūlo sutvarkyti nagus, o aš liekna, graži stirna ir man nulakuotų. Bet kadangi viskas gerai matosi, labai stebėjom. Ta rožinė šaiba buvo tokia nuostabi. Ir aš stebiu tą rožinę šaibą, bet niekaip negaliu atitraukti nuo nagų. Ir taip iš tikrųjų įsižiūrėjau ir galvoju, čia visai meno kūrinys. Ir vienu žodžiu, senis į mane žiūri ir nejauku man, pasiima šrankinuką ir tam seniai, bam, vieną tokį iš viršaus. Jisai, sakau, seni, tu taip nežiūrėk į mano nagus, kas tau yra, čia mano privatumas yra. Bam, kitą. Aš jau supratau, kad kažkas vyksta, nes dėmesys į mane tai sumažėjo, o čia aš esu karalienė, čia aš turiu laimėti tą įvartį įmušti. Aš jau sunerimau, pradėjau žvalgytis aplinkui, kas ten vyksta tose tribūnose. O tribūnose drakė prasidėjo. Manikiūrininkė bando rankinukų. nepatikėsit, tas su nagais tik tais mane su savo tašek pradėjo plakt. Te, seni, sakau, te, seni, ir šaiba šalia kažkokia buvo, pasiėmiau tą šaibą nuo žemės. Ir kaip ten mane sviedė į tą tribūną, aš nesuprantu, bet aš jau supratau, kad jau ne aš čia kontroliuoju, jau nebe ant ledo, jau mane kažkas pačiupęs sviedžia. Aš tam nepritaikyta, šiaip ar taip aš šaibą, ledo. Aš tokia įsijautus luputas ten ir ta gazelė kažkaip, nesuprasi, pradėjo jį ginti ar ką, kai pradėjo kančiat man. Aš jam. Toks minkštokas jo kūnelis, bet žinai, tas įkandimo neapsiribojau. Aš norėjau jam suleisti savo kanopas. Ir taip spyriau. Ir jaučiu, kaip kalė man per kuprą, ta prasme, atrodo, nulūžau lyg ir per pusę, nukritau ant žemės, bet galvoju, nepasiduosiu, manikiūrininkės iš Vilijampolės. Lemba užvirto, tas kažkoks senis ant manęs užvirto. Ir ta manikiūrininkė ant to senio. Ir aš galvoju, palaukit, aš tam tai nepritaikyta, aš smūgius mokiu sugerti, o ne iš viršaus kažkokį svorį. Aš nestabdau už tą šaibą, galvoju. Jau galas pareina, bet tą senį tikrai paimsiu. Paėmiau tą šaibą, tai bam aš jam, bam. Tik tai sakau, seni, čia tau sekas, kad tokia graži tave žudo. Bam. Ir paskutinis vaizdas, tik tais tie nagai ir gazelė pakrikusi. Ir čia mane panaudojo kaip kažkokį žudimo įrankį. Tam seniui smirdinčiam ir aš lūžau per... Nulupau gumą, atsisižiūriu, gazelė mane daužo, aš tai gazelė į gerklę tą pradėjau gumą kišt, gazelė mane lupa, su galva bam, nukritau. Nukraujavau negyvai, nes ta šaiba palėtė ir mano smegenis. Jaučiu, kad silpna ir turbūt pabaigsiu savo dieną su smirdinčiu seniu, šaiba ir manikiūrininkė.